Tarp 1915–1926 metų pasaulis susidūrė su itin keista liga, kuri daugeliui atrodė lyg prakeiksmas, paliečiantis vis daugiau žmonių. Kaip teigiama kai kuriuose šaltiniuose, ši liga nusinešė maždaug milijoną žmonių gyvybės, o daugybė kitų virto tarytum gyvomis statulomis, visą likusį gyvenimą įkalinti savo pačių kūnuose, negalėdami nei pajudėti, nei kalbėti. Bet prieš pradedant gilintis į vadinamąją mieguistumo epidemiją, nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, kad nepraleistumėte kitų būsimų laidų. Paslaptinga liga prasidėdavo gan paprastais, didelio nerimo nekėlusiais simptomais. Ligoninės pildėsi pacientais, kurie skundėsi karščiavimu, galvos skausmu, juntamu nepaaiškinamu nuovargiu. Gydytojai tuo metu kovojo su ispaniškojo gripo epidemija, iš viso nusinešusią 10 milijonų gyvybių, todėl dažnai ir šie pacientai buvo nurašomi kaip sergantis gripu. Tačiau iš tiesų tai buvo visai kita, anksčiau dar nežinota liga, pažeidžianti užsikrėtusių asmenų smegenis. Jos pasekmės buvo išties skaudžios. Trečdalis ligonių mirdavo, o dalis išgyvenusių visiškai nustodavo reaguoti į aplinką, panirdavo į apatiją ir gyvendavo įkalinti savo kūnuose mėnesiais ar net dešimtmečiais. Tai atrodė lyg liga nužengusi iš pačių niūriausių siaubo romanų, nes žmonės likdavo pakibę kažkur tarp vos egzistuojančios gyvybės ir visiškos nebūties. Jų akys likdavo pravertos, nors žvilgsnis tuščias, kūnai gyvi, bet dažniausiai visiškai sustingę, apatiški, arba kai kurie atvirkščiai tiesiog lėdėdavo ar imdavo smurtauti. Kai kuriems taip pat pasireikšdavo klazomanija, kompulsyvus, priverstinis rėkimas laikomas vokaliniu tiku. Mieguistumas buvo daugeliui toks stiprus, kad miego norėjosi nepriklausomai nuo paros laiko ir pabusti iš tokios būsenos nepadėdavo niekas. Žmogų buvo galima purtyti, apipilti vandeniu, plekšnoti per skruostus. Net jei pavykdavo tokį pacientą prikelti, jis po kelių minučių ir vėl nugrimzdavo kažkur tarp miego ir nebūties. 1917-aisiais neurologas Konstantinas von Economo paskelbė straipsnį, kuriame aprašė šią ligą, pavadindamas ją letarginiu encefalitu. Jis pastebėjo, kad pacientų smegenyse ypač pažeidžiamas hipotalamas, smegenų sritis atsakinga už miegą, emocijas ir kūno temperatūrą. Kai ši mažytė sritis ištindavo, organizmo funkcijos nustodavo tinkamai funkcionuoti. Vieni pacientai nugrimzdavo į komą, kiti pasilikdavo keistoje būdraujimo būsenoje, su atmerktomis akimis, bet nejudėdami ir nekalbėdami. Von Economo rašė: mes susidurėme su tam tikra mieguistumo liga, kuri trunka neįprastai ilgą laiką. Pirmieji simptomai paprastai yra ūminiai, pasireiškia galvos skausmas ir negalavimai. Tada atsiranda apsnūdimo būsena, dažnai lydima aktyvaus kliedėjimo, iš kurio pacientas gali būti lengvai pažadintas. Jis sugeba pateikti tinkamus atsakymus ir suprasti situaciją. Šis kliedėjimas ir mieguistumas gali baigtis mirtimi, kuri ištinka greitai arba per kelias savaitės. Kita vertus, tai gali nesikeisti savaitės ar net mėnesius, kai priepuoliai trunka kelias dienas ar net ilgiau, o nesąmoningumo gylis svyruoja nuo paprasto mieguistumo iki giliausio stuporo ar komos. Akinentinis nebylumas – tai būklė, kai žmogus išlieka sąmoningas, tačiau negali valdyti savo kūno, o būtent su tuo ir susidūrė sunkiausia paslaptingos ligos forma sirgę žmonės. Gydytojai fiksavo, kad pacientai metų metus sėdėdavo ar gulėdavo lovose nuleidę akis, visiškai nejudantis, bet stebintis aplinką. Kai kurių akys reaguodavo į šviesą, o kai kurie net verkdavo, nebyliai, neišleisdami jokio garso, ir tik per ašaras galėdami parodyti, kokia kančia jos slėgė, kai turėjo gyventi įkalinti, it būtų ne žmonės, o statulos. Net ir praėjus keliems dešimtmečiams, kai sunkiausia letarginio encefalito forma sirgę pacientai taip ir liko apatiški bei mieguisti, gydytojai kalbėjo, kad jie yra tarytum įstrigę tarp sapno ir mirties, o kiti juos lygino su zombiais. Pavyzdžiui, 20-ojo amžiaus 7-ajame dešimtmetyje neurologas Oliveris Sackas rašė: jie sąmoningi ir suvokia aplinką,
bet vis dėlto nėra pilnai pabudę. Jie gali visą dieną sėdėti savo kėdėse, nejudėdami ir nekalbėdami. Jie neturi varomosios jėgos, energijos, iniciatyvumo, apetito, noro ar troškimų. Jie su abejingumu stebi, kas vyksta aplinkui, nerodydami jokio susidomėjimo. Jie nesijaučia gyvenantis ir nejaučia gyvenimo. Jie permatomi kaip vaiduokliai, apatiški kaip zombiai. Taip atrodė viena paslaptingiausių epidemijų medicinos istorijoje – letarginis encefalitas arba tiesiog mieguistumo liga. Lietuvoje, kurioje irgi tikėtina, kad buvo šimtai letarginio encefalito pacientų, ši liga taip pat vadinta miego liga. Yra žinoma, kad dauguma keistos ligos atvejų buvo užfiksuoti praėjus vos keliems mėnesiams po Pirmojo pasaulinio karo pabaigos 1918 metais. Tačiau manoma, kad iš tikrųjų klastinga liga prasidėjo dar 1915 ar 1916, nes tuomet Paryžiuje buvo apžiūrimi kareiviai, kuriuos kankino neįtikėtinai stiprus mieguistumas ir sumišimas. Iš pradžių buvo spėliojama, kad pagrindinė neįprastų simptomų priežastis – ipiritas arba tiesiog garstyčių dujos, kurios buvo naudojamos karo metu. Tačiau tokia teorija pasirodė esanti klaidinga, nes liga sparčiai plito ir tarp civilių. Sirgo vaikai, studentai, mokytojai ir visi kiti, kurie niekada nebuvo atsidūrę prie fronto linijos ir niekad neturėjo tiesioginio kontakto su garstyčių dujomis. Per dešimtmetį milijonai žmonių visame pasaulyje sirgo paslaptinga miego liga. Nors tikslių duomenų nėra, tačiau manoma, kad nuo jos mirė nuo daugiau nei 500 000 iki milijono žmonių, o daugybė kitų tiesiog liko įstrigę amžiams. Daugiausiai letarginio encefalito atvejų buvo fiksuota Europoje ir Šiaurės Amerikoje, tačiau liga pasiekė ir Indiją, Kiniją, Pietų Ameriką. Buvo paveikta visa karta, dažniausiai jauni žmonės, nuo 15 iki 35 metų. Mirtingumas siekia apie 30–40 procentų. Dar 20 procentų liko suluošinti visam gyvenimui, egzistuodami lyg gyvos statulos, kurioms reikėjo nuolatinės globos arba dalinės priežiūros. Ir tik mažiau nei trečdalis pacientų pasveiko pilnai. Ne vienas tiek tų laikų, tiek šių dienų mokslininkas bandė suprasti, kasgi tiksliai sukėlė šią neįprastą ligą ir kaip ją būtų galima gydyti. Ar tai virusas, ar tai bakterija, o gal psichosomatinė reakcija po patirtų karo traumų. Kai kurie taip pat atkreipė dėmesį, kad letarginis encefalitas išplito tuo pat metu kaip ir ispaniškojo gripo epidemija, todėl bandė susijęti šiuos du reiškinius. Buvo spėjama, kad galbūt gripas pažadino imuninę sistemą ir sukėlė uždegimą smegenyse. Tačiau visoms teorijoms ir spėlionėms trūko įrodymų, tad mokslininkai taip ir nerado tikslaus atsakymo. O įdomiausia tai, kad po 1926 miego ligos atvejų skaičius staiga ėmė sparčiai mažėti. Epidemija, kuri nusinešė beveik milijoną žmonių ir suluošino daugybę žmonių, tiesiog greitai atsitraukė, palikdama neatsakytus klausimus. Kaip staigiai ir nepaaiškinamai jie atsirado, taip staigiai ir nepaaiškinamai dingo. Tiesa, ir po daugelio metų laikas nuo laiko buvo fiksuojami pavieniai letarginio encefalito atvejai. Tad kai kurie gydytojai mano, kad negalima griežtai sakyti, jog ši liga yra visiškai išnykusi ar niekada nebegali grįžti platesniu mastu. Nuo 1993 metų, fiksuojant pavienius ligos atvejus, juos tyrė virusologijos profesorius Johnas Oxfordas su kolegomis. Jiems pavyko atrasti panašumų tarp visų susirgusiųjų. Dauguma pacientų skundėsi gerklės skausmu, kurį esą sukėlė reta streptokoko bakterijos forma, o stipri imuninė reakcija į šią bakteriją veikiausiai privertė užsikrėtusių žmonių imunitetus atakuoti jų pačių smegenis, dėl ko jie buvo pažeidžiami. Tačiau taip iki galo ir nebuvo įrodyta, ar letarginį encefalitą sukelia reta streptokoko bakterija. Todėl net ir dabar mieguistumo liga lieka viena didžiausių paslapčių medicinos istorijoje. Taip pat nėra žinoma, kaip gydyti šią ligą, nors kai kurie pacientai buvo gydomi vaistu L-dopa, skirtu Parkinsono ligai. Tuomet įvyko stebuklas. Dalis pacientų iš tikrųjų pabudo iš kelis dešimtmečius trukusio sąstingio. Jie kalbėjo, juokėsi, verkė, judėjo.
Tačiau džiaugsmas truko neilgai, nes jiems greitai pradėjo reikėti vis didesnių vaisto dozių, kol galiausiai L-dopa išvis tapo neveiksminga ir jų kūnai vėl sustingo. Tad mokslininkai iki šiol nežino, kaip tiksliai gydyti letarginį encefalitą. Jei jums patiko šis video, nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti, ką manote apie miego epidemiją ir jos priežastis ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, kad nepraleistumėte naujų laidų. Ačiū už dėmesį ir iki susitikimo.